Sveiki, su jumis vėl Fixed by G. Tai ką, sėdėm į šį baltą bolidą, lekiam į garažą. Biški raselė čia mum langus užniaukia. Tai praeitum epizodė matėt, grįžo šis Mersas, nukrojom neutralą, užkūrėm, padarėm pirmą startą po ilgą laiko. Niekas nevarva, žiūrėjom smūgį. Smūgis pasirodo nėra didelis, susirašėm dalis. Žiūrėjom, ko reikia, tai ką, prasidės rimti darbai dabar, lėkiam į garažą, ardom visą galą, priekį, dedam naujas dalis, matuojamės bumperius. Tai ką, šokam iš bolido lauk, prasidės rimti darbai. Tai matot galinį GTS originalų galą. Priekį. Ir saloną. Prasidės rimti darbai. Uždėjom pirmą bodykito detalę, galinį buferį. Nelabai jisai čia mums tinka, reiks aišku jį pagražinti, bet matot vaizdą pasikeitė tikrai. Su galiniu buferiu jau padirbėjom, tai šokam toliau, dedam slengstį. Jie mums aišku sena dabar, pasiėmam visus laikiklius. Išsiemam duris, kad galėtumėm normaliai prisimontuoti. Judam į priekį. Demontavimas atliktas, bodykitą matuojamės toliau. Turime bamperį, kuris labai nesueina. Pilnai darbas toks. Čia jau bulgarkė. Tai va, matomas buferiukas pridėtas. Matėt, kaip ten nesueina su sparnu, tai bandom ištaisyti čia klaidą. Tai darom lietuviškai, pasiemam bulgarkę, papjaustom, pašlifuojam, rankytės mikliai dirba, bandom išrasti kažką gero. Judam toliau.
daromas kapotas ir žiūrimas tarpas. Kaip ir gerai. Nebėra. Čia nesueina. Čia biškį per didelis. Taip, turime GTR priekinį buferį. Suvedėme tarpus. Tarpai. Neblogai, susieina. Pataisėm. Priekis irgi va. Gražus. Čia irgi pataisėme, buvo per didelis tarpas. Bendras vaizdas labai gražus. Viskas tvarkinga, viskas sueina. Motoras bus gražus. Piktas ir gražus. Dabar dedamas faras. Žiūrėsiu kaip su faru. Mercedesas pasiruošęs kilti į dažymo kamerą, dažytis, špakliuotis. Čia bus tokie parkai siauri, bet kiniečiai. Viskas yra all good, na. All good, all good. Mūsų tralistas, na, be problemų, na, be problemų. Tai ką, atvykom pas dažytojų, kraunam natūralų automobilį, važiuojam į garažą, mūsų kolegos dažytojai apžiūrėjo automobilį, tai dar rado porą brokų, tai bandom ištaisyti, kaip sakant, su bulgarke, viską galim. Tai su bodykitu mūsų darbai pabaigti, tai einam toliau, ardomės visą automobilį, ruošiam dažymui, kad bandytų aplinkinės dalis, paruošti kėbulą, nudažyti, tai jam stiklai, stiklo apvadai, spoileriai, veidrodėliai, grotelės visokios, tai ardom,
kraunamės pas savęs į automobilį, vežamės į garažą. Išardėm automobilį, visą paruošėm, tai ką, lauksim dabar dažytojų skambučio, kai galėtume atsiimti automobilį jau nudažytą, paruoštą, važiuojama pas mūsų. Tai žvalgėlė apie išardytą automobilį, einam aplink, žiūrim kaip kas ir laukiam dažytojo skambučio, kai galėsime atsiimti automobilį. Tai važiuojant pro šalį užsukom pas špakliuotojų, dažytojų, pažiūrėti kaip mūsų laikosi bolidas. Tai ką, bolidas pilnai paruoštas, laukia dažymo eilės, pagruntuotas, užšviestas, visas gražiai padarytas darbas neprikaištingai. Tai bodikitas irgi guli ten kampe, apeisim, apžiūrėsim, viskas, visas bodikitas GTR sudėtas. Apačia karbonas irgi sušiauštas, nes buvo nelabai ten gražiai padarytas, tai irgi perlakuosim, viską sutvarkysim. Tai visos dalys paruoštos dažymui, tai lauksim skambučio iš dažytojo, kai galėsim jį pasiimti. Tai ką, lemtinga diena, sulaukiam dažytojo skambučio, sako, galite atvažiuoti pasiimti bolidą. Tai va, matot, spindintis, gražus baltas perlo, GTR išvažiuoja iš garažo, važiuojam namo.